Kodėl neįsisavina vitaminai, mikroelementai ir kiti mineralai? Todėl, kad mūsų organizmas yra labai užterštas. Šiais laikais maistas nėra toksai, koks buvo prieš 100 metų. Visi ingredientai yra perdirbti, ten pridėta visokių papildomų dažiklių, skonio stipriklių, visokių parabenų ir taip toliau. Ir mes užteršiam savo organizmą. Ir jeigu mes ant to užteršto organizmo naudojam maisto papildus, vitaminus, mikroelementus, vitaminus, viskas tiesiog kaip nuo žąsies vanduo. Mes neturim jokio įsisavinimo ir paskui stebimės. Aha, tokie brangus maisto papildai, tokie brangus vitaminai, tokie brangus mikroelementai ir nėra jokio poveikio. Nieko nepajaučiau. O todėl, kad tavo organizmas nėra išvalytas. Reikia jį pirmiausia susitvarkyti, paruošti, kad tie maisto papildai priimtų visą tai. Ir daugelis iš mūsų net nepagalvoja, kad maistas netgi, dabar žinokit, pasakysiu tikrą atvejį, tikrą atsitikimą. Mano pažįstama niekaip negalėjo susilaukti vaikų. Ir bandė taip ir kitaip, ir darė dirbtinį apvaisinimą. Niekaip, suprantat, viskas gerai, pas ją viskas gerai, pas vyrą viskas gerai. Turi būti tie vaikai, niekaip. Tai žinot, ką padarė? Paėmė, patikrino jos gimdos sienelės, žodžiu, sako, pas jūs labai yra kietas audinys, kieta ta gimda ir spermatozoidas net neužsikabina, ta prasme, kad neįvyksta, neprilimpa. Tai kodėl, sako, kodėl taip yra kieta? Sako, nuo maisto. Įsivaizduojat, nuo maisto. Tai ką padarė, jai sudraskė truputėlį tą, kad audinys būtų, kaip pažeistas, paskui pradėjo gyti, užsidėjo tą plona tokia odelė ir tada jau užsikabino spermatozoidas ir jinai pastojo, ir jinai pagimdė ir dabar laiminga, viskas yra gerai, bet jūs įsivaizduokit, kokio lygio pas mus viskas yra, mes net nesuprantam, kaip yra užteršta, nes skraido lėktuvai, ištisai, pasižiūrėkit jų grafikus, automobilių išmetamosios tos dujos visos, kiek automobilių prieš 100 metų tikrai tiek nebuvo mašinų, statybinės medžiagos, viskas ir mūsų organizmas labai užsiteršia, jau vien pagal odą galim jausti. Tai ką aš jums rekomenduoju, tai Inner Balansas, kuris labai efektyviai išvalo organizmą, atstato mūsų visą pusiausvyrą šarmų ir rūgščių balansą. Jeigu pas tave yra organizmas užrūgštėjęs, tai laiko klausimas, kada gali prasidėti onkologija. Ar mes to norim, bet ką daryti, kad jisai nebūtų užrūgštėjęs. Vadinasi, reikia per dieną valgyti 2 dalis šarminio maisto ir tik 1 dalį rūgštinio. Ar taip mes darom? Kas yra šarminis maistas? Tai yra vanduo, tai yra salotos, tai yra, tarp kitko, razinos šarmina organizmą, vynuogės rūgština, lašinukai šarmina organizmą. Tai vat, pasižiūrėkit, tikrai nėra paslaptis, pasižiūrėkit, kokie produktai šarmina, kokie rūgština ir turėtumėm valgyti 2 dalis šarminę per dieną, 1 dalį rūgštinę. Ir Inner Balansas šitas, jisai nuima uždegimus. Tai kas yra uždegiminiai procesai pas mūsų organizme, jie atsiranda, kai kažkas tai negerai. Vat pavyzdžiui, mūsų sponsorės Irenos Oliver vyrui, ar ne, yra bėda su stuburu, dėl to, kad jisai yra medžiotojų gaudytojas už premijas ir jisai vieną gaudė, žodžiu, bėglį, šoko iš 2 aukšto, įkrito į smėlio dėžę iki pusės, ten kojos susmigo, tai įsivaizduokit stuburas kokia atranka buvo ir ten tie slanksteliai vienas ant kito uždėję, kad, žodžiu, jam ten labai didelis skausmai. Tai naudojant šitą Inner Balansą, jisai žmogus nebejautė skausmo vien dėl to, kad jisai nuima uždegimą. Ir kaip pavyzdžiui, ten stuburas, ar ne, jisai jungiasi ten. Ir tie išburkę tokie yra slanksteliai, jie yra tiesiog skausmingi, nes vienas ant kito išburkę. Ir kai nusiima uždegimas, tiesiog viskas atsipalaiduoja, atleidžia. Dar ką papasakosiu apie šitą Inner Balansą. Man buvo nervinių šakninelių uždegimas, nes plaukiam baidarėm labai stipriai suputė ir žinokit, antiek skausmas, kad neįmanoma, man buvo prirašyti baisiniai, kenksmingi tie vaistai nuo skausmo. Važiavau į greitąją, į priimamąjį, kad į užpakalį suleistų. Ir žinokit, liko tie vaistai pas mane, ne visi išgerti, praėjo ten po mėnesio laiko. Ir paskui man čia vieną kartą vėl pradėjo skaudėti.
po pusės metų ar kiek. Ir aš, žinokit, guliu lovą ir aš tiesiog raitausi, man tiek skauda, aš nežinau, ką daryti. Ir vyras sako, kaip tau padėti? Tai sakau, atnešk man tos vaistus, kurie yra apačioj nuo skausmo. Ir jisai atneša man tuos vaistus, aš išgeriu ir man jie nepadeda, niekas nesikeičia. Ir žinokit, aš pradėjau gerti šito Inerbalanso būtent vakarinius. Vakariniai yra su tuo geltonu burbuliuku. Ir man, žinokit, per 2-3 dienas visiškai praėjo, visiškai neskaudėjo. Nes tie vakariniai, jie yra daugiau atpalaiduojantis, jie nuramina apskritai, naudojant va šitą Inerbalansą, atsistato miego kokybę. Miegas būna kokybiškas, pilnavertis, labai gerai žmonės pasakoja, kad išsimiega, nervų sistema atsipalaiduoja. Ir vat šitie milteliai, kaip jie geriami. Tarp kitko, jeigu pasidalinsiu šiuo laivu, tai kažkam tai padovanosiu šitą balinančią dantų pastą. Tikrai balta graži šypsena, tai yra mūsų vizitinė kortelė. Ir jeigu tu pasidalinsi, būtinai komentarus parašyk pasidalinau. Ir tokiu būdu, burtų keliu, kažkam tai atiteks šitą balinantį dantų pastą. Siuntimas neįskaičiuotas. Mano tokia yra sąlyga, aš dovanoju dantų pastą, o jūs jau susigalvojate pas mane atvažiuoti pasimti ar koduką užsakyti per Omniva ar per LP Express. Žodžiu, dovanoju visiems, kas pasidalina ir komentaruose parašo pasidalinau. Tai va, ir toliau, kaip naudojam tą Inerbalansą. Kadangi čia jau daug kas vadina juos stebuklingi milteliai ir vaistinėse, kai pasižiūri sudėtį jų, tai net va taip ir gydytojai per akinius pasižiūri, čia tikrai taip gali būti. Antiek yra jie inovatyvus, jie net yra gavę apdovanojimą už inovatyviausius maisto papildus. Ir naudojimas yra toksai. Tai reiškia, yra vienas geltonas su geltono burbuliuku, ar ne, va šičia yra naktinis ir yra 2 su baltu burbuliuku. Tai kaip naudojam? Mes tiesiog paimam į stiklinę, suberiam tą paketėlį visą, susipilam, beveik pilną stiklinę, gerai išmaišom ir tada išgeriam. Ir šitas maisto papildas, jisai yra labai natūralus ir nėra sintetinių priemonių, kurios tirpina. Tai neįsigaskit ant dugno, dugne matysite, yra kalcis, yra priemonės, kurios netirpsta, bet nebijokit, įsipilkit dar truputėlį vandens, užsukit, išgerkit viską, nes tai yra tikrai labai geras natūralus maisto papildas, kuris veikia tiesiai į ląstelę, tai yra ląstelių maistas ir jį reikia gerti vieną paketėlį po pusryčių, pasidaryti skanų, tokį labai skanus gerimukas, kitą paketėlį po pietų, o trečią paketėlį po vakarienės, kitaip tariant 2 valandos iki miego, ne? Ir va šita dėžė yra 90 paketėlių, tai vadinasi mėnesių laiko, 30 paketėlių yra nakčiai, 60 paketėlių yra dienai ir jo kaina yra 118 eurų. Šiandien, kas norėsite įsigyti, visiems darau 20% nuolaidą ir žinokit, turiu paskutinę dėžę, tikrai sakau atvirai, kas pirmesnis, tas gudresnis. Tai 20% nuolaida, tai šiandien jūs galite įsigyti juos už 118 minus 23, už 94 eurus. Už 94 eurus šiandien galite įsigyti pas mane ir turėsite sveiką organizmą. Rimas sako, pasidalinau, šaunuolė, ačiū. Atitolinsite tas nemalones tokias ligas. Tikrai onkologija niekam nėra smagu. Aišku, jinai yra išgydoma, bet jeigu jūsų organizmas yra užrūgšties, tai laiko klausimas, kada gali prikipti. Mūsų organizmas turi būti šarminis. Tai va šitas Inerbalansas atstato rūgščių šarmų pusiausvyrą ir nuo jo reikia pradėti naudoti visus kitus papildus plaukams, nagams, odai ir taip toliau, širdžiai ir taip toliau, nes tada organizmas yra išvalytas ir jisai puikiai priima šitą visą mūsų gerą dozę mineralų, vitaminų, kurie yra gaunami. Tai va, o šiandien dar galiu pasakyti, kad tas Inerbalansas tai yra
Praturtintas vitaminu B6, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, dėl to yra mažiau jaučiamas emocinis alkis, kurį dažniausiai sukelia stresas ir nerimas. Taip pat buvo pakoreguotas, jis yra patobulintas, todėl ir brangesnis yra. Kitų komponentų dozės, pavyzdžiui, šimtlapio erškėčio žiedų ir dilgėlių ekstraktų, kurie skatina didesnį produktų toleravimą ir efektyvius rezultatus. Tai tiesiog šitas maisto papildas yra visiems žmonėms, kurie nori išsivalyti savo organizmą. Dabar toks paprastas klausimas. Labas Janina, labas Rima, ačiū, kas dalinatės. Paprastas klausimas. Kiek kartų per metus jūs valote savo šaldytuvą? Tengi vis tiek atsineši maisto produktus iš parduotuvės, negi ten kiekvieną sūrelį, sviestą, kiekvieną viską nuvalai. Ne, tiesiog dedi šaldytuvą. Iš šaldytuvą vis tiek reikia išsivalyti. Ir tikrai ne vieną kartą metuose mes valom šaldytuvą. Tikrai dažniau, ne? Išsiimam, kada jis ištuštėjęs, viską išsivalom. O kiek kartų per metus valai savo vidų, savo organizmą? Aha, geras klausimas. Tai va čia, žinokit, Inerbalansas yra bent kartą metuose būtinas panaudoti tam, kad išsivalyti organizmą, atsistatyti savo rūgščių šarmų pusiausvyrą, išsivalyti šlakus toksinus ir pradėti priimti visus tos vitaminus, mikroelementus į savo organizmą, kuriuos mes naudojam. Osvaldas rašo, aš juos ir kartu kolageną rekomendavau pažįstamam iš kariuomenės, nes turi problemų su stuburu, tai klausiu, po kokios savaitės ar kiek geriau. Ir toliau nematau. Nu, čia su to mūsų internetu, jo. Taip, tai dar pasakysiu, kad mes šiandieną turime papildomą nuolaidą. Kas perkate kvepalus, 4 Pure kvepalus, vieną gausite su 60% nuolaida. Tai galiu atsiųsti kvepalų atitikmenų lapą, išsirinkite 4 kvepalus Pure ir vienas bus su 60% nuolaida. Tai tikrai labai puikus yra pasiūlymas. Taip pat yra ir dovanų, daugiau džiaugsmo apsiperkant, kvapi dovanėlė po kiekvieno užsakymo. Pirkite mėgstamus FM World produktus ir prie kiekvieno užsakymo gaukite kvapėją drėgną servetėlę rankoms dovanų. Pasiūlymas galioja iki šiandien vidurnakčio. Sveiki Rima, sveiki Laimis, sveiki Osvaldai, sveiki visi, ačiū, kas dalinatės, nes kas pasidalinsite ir parašysite į komentarus pasidalinau. Kažkam tai atiteks šita balinanti dantų pasta, o, kaip sakau, graži balta šypsena visą laiką yra mūsų vizitinė kortelė. Siuntimas neišskaičiuotas, todėl iš karto informuoju, kad nebūtų daugiau klausimų ir kažkokių tai keblių situacijų. Taip, tai tiek šiandieną su jumis norėjau pasidalinti, būkime sveiki, saugokime savo sveikatą, nes tai yra pats didžiausias turtas. Kas dar neturi jokių ligų ar panašiai, tai dar nesupranta, kad tai yra pats didžiausias turtas. Bet žinokit, jeigu kada esate sirgę gripu, ir būna 1-2 dieną tai blogai, kad jau tu galvoji, kaip tu čia numirsi ir kaip čia viskas bus tikrai, ir pagalvoji, kaip mes neįvertinam, kai mes būnam sveiki, tai lygiai taip pat ir su tom lygom. Kai tu neturi lygų, viskas yra gerai, bet kai atsiranda kažkas, tai tada nepajėgi net iš lovos išlipti, nepajėgi apsirengti, nepajėgi pavalgyti, nepajėgi tualetą nueiti. Aš net nenoriu pagalvoti, bet tikrai geriau užbėgti už akių ir saugoti savo sveikatą, prisižiūrėti, kol yra laikas, nes paskui jau nebesusigrąžinsi. Tai sakoma, mes labai galbūt daug dirbame tam, kad uždirbti daug pinigų, padedam sveikatą ant to, o paskui tos pinigus išleidžiam, kad sveikatą savo bent kiek pasigrąžinti. Tai darykim visur pusiausvyrą, balansą. Osvaldas rašo labai gerą pastą, ačiū už atsiliepimą. Sako, pats tokią naudoju. Nu va, man irgi labai patinka, aš kai įsivalau dantis, tai atrodo, kad po kokios higienos procedūros taip švelnus, slidu ir tas toksai gaivus, labai gaivi burna, nėra blogo kvapo, man jinai yra tobula. Tikrai kažkam tai padovanosiu šią dantų pastą, kas pasidalinsite šiuo video ir komentarus parašysit, pasidalinau. Tai tiek šiandieną. Jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, širdeles, jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas. Gero jums antradienio, darbingos savaitės ir sėkmės visur, ką tik tai veikiate. Iki kitų kartų.